Kaip senai susikūrėte? Jau 10 metų kartu esame ir 10 metų šeimomis šokame, pristatinėjom savo Lietuvos, mažosios Lietuvos kultūrą ir didelė labai garbė, kad būtent čia mes esame šioje Lietuvos Expo parodoje, kur mes galim pristatyti savo kultūrą, savo šokius, savo tradicijas. Kaip įsivaizdavote Pietų Korėją prieš atvykdami? Oi, čia. Įsivaizdavau iš tikrųjų kaip egzotika, bet negalvoju, kad tiek daug yra žmonių, kurie labai domisi įvairiausiam kultūrom. Tiesiog labai žemi ir labai jų daug. Neįsivaizdavau, kad gali būti tiek daug žmonių, kaip domėtųsi būtent šią parodą. Kaip priėmė jūs publiką? Ar skiriasi, tarkim, publika nuo europietiškos publikos? Drąsiai šoka kartu su jumis, ar vis dėlto tenka provokuoti? Kviesti iš tiesų labai išlaikyti yra ir gal be abejo tas jų nuolankumas ir kultūra, tokia ta išreikšta, tai tas labai stebina, nors tai nebuvo naujiena, nes iš tikrųjų rytų šalių žmonės iš tikrųjų labai tokie ir yra tam tikrą prasme tokie lyg tai pamaldus ir besisveikindami labai žemai nusilenkia ir automatiškai į tave tuo pačiu iššaukia ir tu taip stengiasi elgtis. Ir tarkime, šiandieną, tai yra paskutinė mūsų čia buvimo diena, mes turėjome 4 pasirodymus ir iš tiesų galima sakyti tos labai skirtingos kultūros, bet mes su savo gegužinė polka ar sakykime su transferu tokios užvedančiais šokiais iš tikrųjų tikrai daug įtraukėme ir patiems teko įtraukti ir tikrai žmonės patys atbėgdavo ir tikrai šoko. Tai manyčiau, kad šilta tauta labai faina. Labai. Jų akis labai šypsosi, jie labai džiaugiasi matydami mūsų kostiumus tautinius ir jie pastoviai fotografuojasi. Mes tapom labai dideliais fotomodeliais, žvaigždėmis, nes tik tai kur praeiname, ten visi prašo sustoti, fotografuotis ir klausinė, iš kur jūs esate. Ir iš tiesų, pirmai buvome ten, patys tikrai lankėme, daug paviljonų aplankėme ir viename Ramiojo vandenyno salų yra toks visas paviljonas, tai pribėgo mergaitės klausia, mes matėm jūsų pasirodymą, jūs esate iš Lietuvos, jo iš Lietuvos, ar galima su visi paveiksluoti? Nežinau, kaip ir sakė, ko gero padaro tą įspūdį ir netgi mūsų merginos, kurios Lietuvoje yra gal šiek tiek aukštesnės negu vidutinio ūgio, jos yra visos čia ir moteris didelės, o mes išskirtinai iš tikrųjų dideli ir jiem ir tai padaro matyti įspūdį. Būtent kalba eina, kai susitinki kitose vietose. O čia iš ties smagu. Dabar dienos jau pabaiga, sakykime, ir vis tiek dar eina, nors visi paviljonai yra pakankamai aptuštėję, bet vis tiek dar domisi ir smagu, kad mūsų randa, ateina, ieško ir kad Lietuva vis tik tai yra žinoma pakankamai. Kokie Kalnapušės artimiausi planai, ką planuojate nuveikti? Gal kažkur tai laukia konkursai kitose? Už savaitės Nidoje sezono atidarimas, važiuojame rytoj jau link namų ir 1 birželio savaitgalį yra vasaros sezono atidarimas ir laukia ir mūsų kolektyvo pasirodymas ir parvešime šiltus įspūdžius apie jūsų darbą, ką jūs čia darote. Iš tikrųjų, tai labai didelis darbas, niekada negalvojom, visi įsivaizduoja, kad oi, čia smagu būti, bet čia yra tikras darbas, yra tikrai žmonės tie, kurie yra čianais, tai jiems tikrai galima nusilenkti, nes ištvermės reikia labai didelės ir kiekvienam papasakoti apie savo kultūrą, nes parodyti yra vienas dalykas, bet kai yra bendravimas, nuoširdus ir kada jam pristatai savo, kas čia yra, tada yra labai... Mes džiaugiamės, kad mums patiems netgi taip atrodo, kad mes savo buvimu, savo, sakykime, nuotaiką prikvietėm papildomų svečių ir mūsų šitą Lietuvos paviljoną ir apskritai į Lietuvos stendą ir tą žinią prisidėjome prie Lietuvos arba žinios apie Lietuvą skleidimo bent jau Korėjoje tikrai. Ačiū už pokalbį. Jo, ačiū.